Garbė Jėzui Kristui. Šiandien kartu džiaugiamės gyvenimu ir pradėkime susitikimą mūsų visų padėka viešpačiui, malda, o malda jūs prisimenat, kas tai yra. Tai yra Dievo žodžiai, būtent tai, ką Dievas sako, tie žodžiai, kuriais aš tikiu ir juos kalbu. Nes jūs prisimenat, kad tikėjimas kalba. Tikėjimas netyli, o kalba. Todėl mes kartu ir meldžiamės ir dėkojam Dievui su visišku įsitikinimu, kad tai, ką mes sakom, yra tiesa. Ir dėkojam Dievui, nes tai yra jo palikti mums čia žemėje žodžiai. Kad mes kiekvienas gyvename aukščiausiojo globoje ir visagalio šešėlyje pasiliekame. Sakome viešpačiui, kad tu mūsų priebėga, mūsų tvirtovė, mūsų Dievas, kuriuo mes pasitikim. Ačiū tau viešpatė, kad tu išgelbsti mus iš pražūtingojo maro, iš įvairiausių aplinkybių viešpatė, kad tu mus gelbsti, kad tu mums padedi. Ačiū tau viešpatė, kad tu pridengi mus savo plunksnomis ir po tavo sparnais mes randam priebėgą, kad mūsų širdis nurimsta, kai mes savo mintis ir protus kreipiam į tavo žodžius. Nes mes žinome ir suprantame, kad žemėje galime bendrauti viešpatė su tavimi tik per tavo paliktus žodžius, ugdydami tą nuovoką ir suvokimą, tavo pažinimą per tavo paliktus žodžius ir per visą kūriniją, kur mūsų akis mato ir kiek dar jos nemato, kiek tu esi visko sukūręs dėl mūsų ir mūsų labui. Ačiū tau Dieve, mes dėkojam tau. Ačiū viešpatė, ačiū už kiekvieną žmogų, už kiekvieną, kuris žiūrite jūsų namus, jūsų artimuosius. Dėkojame viešpatė. Ir toliau mokomės, kaip gyventi su viešpačiu ir aukščiausiojo globoje pasilikti. Ir raštas nuolat ir pastoviai ir dažnai sako, vadinasi, tą Dievas mums sako, kad mums nereikia būgštauti, nerimauti, išsigąsti, nurimti. Viešpats ramina, sako, Dievo ramybė, kuri pranoksta bet kokį supratimą, tegu saugo jūsų protą ir mintis Jėzuje Kristuje. Vadinasi, mano mintis ir protas gali nurimti tik tada, kai aš pasirenku, ką aš mąstysiu, įsitikinimą, tą dėsiu į savo širdį. Širdis tai ne tai, kad kūno ta dalis širdis, bet širdis mano vidinis įsitikinimas, kuo aš tikiu. Ir Jono 16 skyriui viešpats sako, aš jums tai kalbėjau, kad manyje turėtumėte ramybę. Pasaulyje jūs turėsite priespaudą, bet būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Kaip čia įdomiai viešpats sako, kad sako, pasaulyje gyvenime jūs turėsite priespaudą. Bus įvairiausių kalnelių, pakilimų, nusileidimų, jų bus, jūs niekur nuo jų nedingsite. Bet kaip svarbu tą suvokimą ugdyti, kad mes turime aplinkybėse tai, ką mato mūsų akis ir kad jeigu ir tai yra sunkumas ir iššūkis, tame būtume drąsūs, suvokdami, nesifokusuodami į tai, ką mato mūsų akis, bet fokusuodamiesi į Kristų. Nes sako, jūs pasaulyje būkite drąsūs, žinokite, kad aš nugalėjau pasaulį. Ir tas žinojimas yra vidinis mano įsitikinimas. Vidinis mano žinojimas, kad mano viešpats, kurį aš pažįstu, jis nugalėjo pasaulį, tai vadinasi, aš matau jau tą realybę jau išsisprendusią. Aš jau matau, kaip ją praeinu. Vadinasi, aš nesitapatinu su šitu pasauliu, bet keičiuosi, atnaujindama savo protą Dievo žodžiu, kad galėčiau laukti tai, kas yra gera. Nes viešpats sako, lauk gerą, būk drąsus, aš sustiprinu tavo širdį. Man atrodo, čia psalmė kažkuri taip sako, kad sako, lauk viešpatės,
Vadinasi, žiūrėk į viešpatį. O kaip aš galiu žiūrėti į viešpatį? Savo mintis ir protą koncentruodama į viešpatį. Va taip aš galiu pažinti, apsikabinti ir tvirtai laikytis viešpatės savo mintise, nes kitaip aš jo neapčiuopiu. Kitaip aš jo niekur čia nerandu. Aš tiesiog tvirtinuosi viešpatie per jo paliktus žodžius ir nuostatas, ir kai man tai yra tiesa. Tai vadinasi, mano vidinis įsitikinimas tuo tiki. Raštas tai vadina širdis. Tai reiškia mano vidinis įsitikinimas. Tai, kuo aš tikiu, taip tikiu, kad niekas man nepakeis nuomonės. Va tas vidinis įsitikinimas, raštas tai vadina širdis. O tai, kuo aš tikiu, va mano viduje, kas suformuota, tai reiškia, aš kalbu taip ir aš aplinkybėse taip elgiuosi. Vadinasi, tai ne tik bus mano žodžiai, bet mano bus ir veiksmai, kad aplinkybėse aš neišsigasiu, netransliuosiu ir nekalbėsiu aplinkybių, nes jos yra laikinos. Be abejo, aš galiu su tikinčiu bendražygiu, bendraminčiu aptarti trumpai situaciją, bet pabaigti pokalbį tik tai taip, kaip Dievas sako, kad aš žinau, kad ta situacija keičiasi, aš žinau viešpatį, kad žinau, kokia yra Dievo valia, jinai yra gera mano gyvenime, gera toj situacijoje, kad Dievas padeda, kad Dievas laiko, jis nebereikalo sako, kad jis ištraukia iš medžiotojo kilpos, iš pražūtingojo maro. Kada? Kai aš gyvenu su viešpačiu. O aš gyvenu su viešpačiu, kai mano mintis ir protas pripildyti Dievo pažinimu. Kai viešpats yra man asmuo, kai viešpats yra man draugas, man aukščiausias autoritetas yra viešpats. Tada, sako, va tada. Vadinasi, yra sąlyga kada viešpats mane ištraukė iš medžiotojų kilpos, iš pražūtingojo maro. Kai aš gyvenu su viešpačiu, tai reiškia, kai mano mintis, protas, mano visas vidinis įsitikinimas tiki tai, ką sako viešpats. Jeigu jis sako, kad pasaulyje jūs turėsite priespaudą, bet būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Tegu tai tarpsta jūsų širdise. Kad tai, kad Dievas sako, yra tiesa ir nekintanti tiesa. Jeigu viešpats sako, kad žinokite, kad aš nugalėjau pasaulį, vadinasi, kokia bebūtų sunki situacija. Žinokite, kad Dievas veda jūs pergalės eisenoj, nes tai yra tiesa, nekintanti tiesa. Tiesa tai reiškia, kad tai yra taip ir ne kitaip, o kodėl? O todėl, kad Dievas taip sako. Todėl, kad Dievas myli mane. Todėl, kad aš gyvenu su viešpačiu. O myli tai, ką reiškia? Tai ne jausmai žmogiški. Tai Dievo meilė, kuri yra agapė, kuri yra besąlygiška. O iš mano pusės tai yra įsitikinimas ir visiškas tikėjimas viešpačiu. O tikėjimas tai reiškia, kai aš ne tik kalbu, bet ir elgiuosi. Nes aiškiai visas raštas apie tai kalba, kad ne tik tikiu, tai tikėjimas kaip pasireiškia mano elgesiu. Mano elgesiu, kai aš gerbiu kitą žmogų, kai aš su pagarba aiškinusi aplinkybės pačias sunkiausias. Ir jeigu aš suklystu, aš pirmas atsiprašau. Va čia yra elgsenos, kurios parodo, ar aš gyvenu su viešpačiu, ar aš gyvenu su pasauliu. Bet kadangi mes mokomės iš viešpatės ir aš tikiu, kad kiekvienam iš mūsų sekasi gyventi su viešpačiu, nepasiduoti nerimui, nepasiduoti baimiai ir būti lyderiu, kuris pirmas pasako ir gali pasakyti, aš atsiprašau, jeigu aš suklydau. Taigi, dėkojam viešpačiui, kad mes galim ir gyvenam aukščiausiojo globoje, nes mes patys pasirinkam, patys renkamės ir priimam sprendimą gyventi su viešpačiu ir tvirtai laikytis viešpatės žodžių išpažinimo, suvokdami, kad Dievo žodžiai yra gyvi, veiksmingi ir jie atlieka darbą mūsų gyvenimuose. Nes Hebrajams, man atrodo, laiške ir sako viešpats, kad aš patikėjau, ne romiečiams atsiprašau, patikėjau, sako, aš patikėjau, todėl prakalbėjau. Vadinasi, jeigu aš tikiu,
kad Dievas yra geras ir kad Jis mano gyvenimą prižiūri, kad Jis man padeda. Aš kalbu tai, kuo aš tikiu. Tegu tai tarpsta jūsų širdise, tegu Dievo pažinimas auga kiekvieno mūsų širdise, nes tikėjimas būtent tą ir daro, kad jis auga, kai mes renkamės ir skiriam laiką su Viešpačiu būti. Taigi, dėkojam Viešpate už šitą laiką, dėkojam už kiekvieną žmogų, kuris žiūri šitas transliacijas, kuris auga ir mokosi Viešpate iš tavęs. Ačiū tau Viešpate, kad tu statydini kiekvieną iš mūsų gyvenimus ant tvirto tikėjimo pamato. Ačiū tau Viešpate, kad tu mus stiprini. Mes tikime, kad tu mus stiprini, kad tu mus mokai, kad tu mus vedi pergalės eisenai. Ačiū tau Dieve, mūsų širdis tvirtinasi tavyje, mūsų mintis ir protas pasilieka tavyje. Mes dėkojam tau Viešpate, kad tu esi visagalis, visur esantis ir viską laikantis savo žodžio jėga. Ir mes suprantame, kad tai, ką mes sakome, yra tiesa ir tai veikia mūsų gyvenimus. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.